ir pačilaitėse, blėt. Tai mažai skarbių būdavo. Nežinau, kodėl gal aprimdavo bomžai, blėt. Nes čia kaip tik artai Maksima, tai turbūt bomžai nusiperkalos ir iš karto eina čia, blėt. Pažiūrėt, gal skarbių yra, na. Gal ir varkė, blėt. Ne, čia sakau, šitoj plavykloj šūdas, na. Bet, blėt, Maksimai atrodo kaip, blėt, kaip Saharai, kokį šiltą, čia atrodo kaip žiemai išeina. Ne, blėt, skarbės smagu iš kontį sutraukti. Da jeigu skarbės, blėt, po 10 yra, po 5 skarbės, tai pizda. Taip greit pinigai tada renkasi, blėt. Žaibo greičių pinigai renkasi. Tada, bet tai kai jų va dabar kaip šiandien nelabai yra, tai šūdas. Kaip šiandien tai jų nelabai yra čia. Ne, man tai skarbė smagu rinkti, kai šiltas oras, blėt, ir kai jų dahuja yra, tai tada pats gazas, na. Rytoj turėtų būti gerai skarbės rytas. Rytoj saulutė švies, šiltai apsirengi, kol vėjo tokio nebus ir bus dar, va. Ar jeigu skarbių bus, tai iš viso džiazas bus. Ar gal kokį bomžą pamatysi, konkurentą. Blet, Pilaitį nėra konkurentų, kažkaip nematau nei vieno alkašo, nei vieno bomžo, blet. Čia gal pasiturinčių rajonas. O čia vaikai su mėgstinukais, pohui, žaidžia, jiem nešalta, na. Ai, čia vaikai žaidžia. Galvoju, saugiai iš toli atrodo, saugiai, bet visi juodukai, blėt, atrodo. Ar man čia gliūčina. Ką čia prirašė? Nebematau. Kur va šitą kiemą žiūrė aukštyn kojom, vienas įnėris į kontį, kažkojų. Ateis vasarą miesto šventės, Skarbių jūros bus ramiai, vairuos pavasaris, Bentley minimumą. Ne, Bentley blet, va tada čia man kažkas sakė, atvažiuok į Alytų, ar ten Druskininkus, ar kur ten, jo, Alytų turbūt, ten pizda, kiek ten tų skarbonkių buvo, ten atsiuntė man video, va ten tai džiazas, ten, va ten tai pinigėlio būtų, blet. Neatsimenu, kur man ten rodė, blet, Alytų turbūt. Iš to vakaro ten pusę gabalą jau čiauriukų galima buvo patraukti, na. O. Blet, gal ir mane čia priimtų, na. Visi tik tai į trūliką, na, hujarinam, pohu. Gal ir aš čia tilpsiu? Ne, netilpsiu. Blet, to būtų gerai. Jo. Taros turit? Taros? Jo. Kodėl? Kokios taros? Nu, buteliukų tušių neturit? Neturiu. Ne, aišku. Kad jos įvridėjus ten jas nešlavė. Nešlavė tarą? Tai pala, gal čia konteinerį bus taros? Ne. Čia jam šiukštas tik tai. Ryžiko užsakymą pamiršai. Ryžiko užsakymą. O pamiršau apie Ryžiko užsakymą. Bet aš sakiau, žinojot. Alytaus miesto šventėj buvau, tai ten mėtėsi visur tos skarbės, vienas su karučiu Vakarį rinko, nu nahui su karučiu skarbės. Ne, reikia su baltaštikės skarbės rinkti.
Geriausia rinkti tarą yra su baltašį ir dar plius porą maišų įsimėti. Aš irgi jau žiūriu, kontikai atidaryti bomžavo kažkas. Tam video šlavė skarbės manęs neklausė, pradėjo klausyti Patarimų, jo. O tai kada dabar vėl Gintarė šventė tą Alytui? vyriausias tarolorių, kur yra Laimėjo, jo. Bet ten ta rolerio mekan. Mekan kebabai. Блядь, neatsimenu rūrnus. Gal dviračiai. Labą dieną, Bronislavą užsakymą duokit. Ne čia, nėra. Nedirbat jau? Pas mus nėra užsakymų. Ai, Pažiūrėkite adresą. gerai. Ne, bro. Ne čia atvažiauti. Bronislava. Bet vakar tai super šiaip oras buvo palyginus su šiandien. Šiandien da Dubačiokas. Tas pat kaip žiemą kokią dirbtum, blėt. Apie birželio 15 dieną bus Alytuj, bet Marijampolė gegužės pabaigoj. Cukrinio patiekimas. Kas čia per cukrinio patiekimas? O, šalia. Eiktų kaip šalta žmonės, rimtai, kad jūs žinotum. Su dviem megztiniais striukė. Nu, aišku, vienom kelnėm, bet blėt, šalta. Ir va naktį, dabar va dar pavakarėjo, tai dar šalčiau, blėt. Šistom, blėt. Tokių orų tai gulėt namie ir vodkę gert, blėt. Ne, man tai, aš tai kaip miestas šilum, man jau šalta, blėt. Jums gal ir nebūtų šalta, aš tai kaip esu šilumos fanatikas, man tai blėt per šalta, na. Palakimas. Cukrinė miesto šventė. Ai, dėl to čia, kad šitie miškeliai, čiagi ežeras dar yra, nuo ežero dar ta šaltis eina, blė. Aš žiūriu, ko šitoj pusėje taip šalta, blė. Šiandien toj kuraimis ramiai, bamšauja savo. Ir nieko beveik nesbamšauja. Jeigu ne mono, tai būčiau kiek tik 3 eurus ar 4 bamšauja, tada šiandien apšė valandėlis pajovas. Raimi, kada blokas Jūratėj baigsis tau? Tai šį mėnesį aš gaminsiu kokteilius, tai ten pačierką išgersiu, bet šį mėnesį tai negersiu, kaip padegustavimą. O kokteilių vakaras bus po mėnesio, nes dabar laukia kitas kontentas. Kitas kontentas laukia, kai tą kontentą padarysiu. Va, laukit šitą mėnesio pabaigos, ten bus kontentas, turėtų būti neblogas. 05, jo. Bet šitą mėnesio pabaigoje tai bus geras kontentas, laukit šitą mėnesio pabaigos, nepraleiskit, ten bus geras filmukas. Ar bomžus girdysim? Galėsim ir bomžus pagirti, pofui. Bet ir kokteilių vakarą aš planuoju neblogą padaryti. Nu, va šitą plovyklą tai galima patikrinti. Čia tai dar atsimenu, anksčiau būdavo karos. Čia reikia užvažiuoti bomžauti. Šio mėnesio gale bus geras streamas. Šiaip tai nežinai, koks ten kontentas bus, bet žinai, kuris vyks. Bet koks kontentas tai nežinai dar. Nu, tipo, gal kažkiek ir žinai, bet tai ne viską. Bet tai tenai turėtų būti šiaip gerai, na. O į kalną lengvai minti? Jokie, net nejauti, kaip minė.
Čia net, nu, tipo, belė koks mirties kalnas būtų, tai net nesijaučia. Čia pravalyta jau bus, na. Čia jau matau šiukšlių maišai padysti. Jo, čia net nevarkiai žiūrėti, jau viskas pakeis. Dievulis ir dudulis, kaip suprasti. Nu, tai jausi egius. Aš irgi pasimetęs. Tai su dunduliu gėrėm vieną kartą, jis mane pragėrė, o po to kitą kartą aš dunduliu nugirčiau, na, atsivežiau savo kokteilių. Tiksliau, tada, kai su dunduliu gėriau, tai jisai, karočią, beveik net negėrė, aš ten iš karto, bet Panevėžyje tokia samanė skani buvo, tipo net laipsnį nesijautė, aš iš karto pusė bonkos susiveršiu ir po to tik atsikeliu, nahui, kitą rytą visas, purvinas, dumbluotas degaliniai, nahui, net nesupratau, kaip ten kas įvyko, nahui. Oi, tu nahui, bet šitį stulpą nesipisau. Nieka geriau. Bet tai pizda visas, greznas, ten dumbluotas. Ir taip atsimenu tarpais. Atsikėliau, įsivaizduoju, tipo, kad kalbu su žmonėm, nors telefonas, šitam, kaipgi, telefonas šitam garaže. Aš įsivaizduoju, kad dar tipo streaminu, nes buvau nujungtas nuo samanės. Ir tarpais atsimenu, kad į kažkokį prūdą ar ežerą ten įkritau. Po to sakau, žmonės, padėkit, karočią. Po to kažkaip išlipau, po to atsimenu degaliniai, po to atsimenu, žiūriu, atsikeliu ir degaliniai. Ir po to atsikeliu, vaikštau už tą degaliniai, pasidariau kovos, po to pažiūriu ten, kur sėdėjau. Oi, tu nahui, ten viskas dumbluosi, paskendė. Aš nesuprantu, kaip man ten tų policijas neiškvietė ir kaip man to, nesuprantu, kaip man ten, neišvarė iš tos degalinės, nahui. Makaras, ačiū labai, Makaras. O! Dėkui, Makaras. Dėkui labai, Makaras, už subą. Makaras sakė, skarbonkių čia paliko maišą. Sakė, jūs paduosit. Makaras sakė, kad jūs skarbonkių maišą man paduosit. Nu, skarbonkių taros depozitą. Nu, turėtumėt paduoti, nežinau. Kas tas Makaras? Kas jis toks? Nu, jūsų draugas ir mano draugas, bendras pažįstamas. Mes tokių neturime. Neturit, aišku. Kas toks Makaras? Tai. Dėkui, Makaras. Ne šitoj paliko turbūt Makaras. Oi, pizda. Gal čia kažkas bus. Dabar iki centro pizda toli varyčia šitai. Dėl to aš ir nelabai mėgstu tas pilaitės, Dėl to aš ir nelabai mėgstu pilaitės, nes nuo pilaitės po to toli varyti visur reikia. Bet šiandien dviratis tai palyginus greit sėsta, nafė. Jau dvi padalas išvažinėjau, atrodo, tiek daug ir nevažinėjau. Ai, matomai drėgmė šiandien, drėgnas oras, dėl to jisai greičiau sėsta.
Man atsimenu irgi, kai buvo, nu tasai kitas dviratis, kur aš turėjau, kai drėgnas oras, pizda greičiau sėsdavo. O, palauk, iki autobusas atvažiuos. Vieną stotelę galiu pavažiuoti. Bet biškai šilčiau, man. Jo. Vieną stotelę galiu pavažiuoti. Kur iš čia? O, jis iš šiaurės miestelį važiuoja. O, tai žaidys į centrą važiuoja. Ахуєнно. Ахуєнно. Biškai šilčiau bus, nahui. O, tikiuosi kontrolės nebus. Ernis, ačiū suba! Ne, nieko, Ernis skambina. Net autobusą pristabdė. Sako, kas atsitiko, Ernis paskambino. Dėkui, Ernis įsuba.